Atsimenat, mes dar kai buvom tokiai, dalinamės, kad Japonijoje pati populiariausia sporto šaka, kuriai niekas neprilygs, yra beisbolas. Ir mes realiai nuo Tokijaus laukiam dienos, kai mums pavyks, kadangi specialiai derintis prie beisbolo varžybų nesam pasiryžę, mes laukiam, kol beisbolo varžybos prisiderins prie mūsų ir mes dabar esame pakeliui į Karpių stadioną. Tai mes einam palaikyti Hirošimos Karpių. Einam su komandos fanais, dar tik tai nuo jos stoties pajudėjom, bet jau matos raudonas spalvas visur. Nu, belenkaip užsihaipinę. Aš jau prie kito stadiono, kai buvau 7-Eleven, mačiau, kad ten yra nusipirkti tokius kaip žaislinius žiūronus. Tai vat mano tikslas žiūronus turėti ir išsiskaitėm taisyklės ir esam pakeliui savo pirmą tikrą tokį beisbolo žaidimą. Mes einam dabar iki stadiono kartu su fanais per tokią specialiai raudonai pagal jų spalvas padarytą alėją. Čia yra visų žaidėjų nuotraukos su jų parašais. Karpių komandos pavadinimas. Ir visi ruošiasi, dar šiek tiek liko iki stadiono, bet netgi yra Lawson parduotuvė, kuri šiaip originaliai turi mėlynai baltą logotipą. Jinai čia yra speciali padaryta raudona. Tai mano tikslas yra ateiti, čia turbūt bus tie žiūronai, apie kuriuos aš kalbėjau. Gal pavyks čia nusipirkti. Taip pat truputį renkas fanai, dar šiaip ilgai iki varžybų mes tiesiog anksčiau einam, kad kuo daugiau spėt patirti, pamatyti ir susipažinti apskritai su stadioną. Per šitus balionus žinau, kad 7 kėlinį, ar kaip jisai vadinasi, 7 iš 9, leis į orą va tokius balionus. Belenkiek visokios atributikos, viskas. Lipdukai, įrankės, raktų pakabukai su žaidėjais. Ai, va, ir yra akiniai, o šitie ir yra žiūronai. 20 eurų kainuoja, nu aš nepirksiu už 20 eurų žiūronų. Pjaustymo lentutė. Kaklo šaldytuvas. Nu, žodžiu, realiai, ką nori, tą gali nusipirkti. Įdomiausias dalykas šiaip yra tas, kad įdomiausias dalykas apie varžybas yra, kad į stadioną galima neštis ir savo gėrimus, ir savo maistą. Tik jeigu atsineši savo kažkokį skardinį gėrimą, tai jį perpila į popierinį puodelį. Gerai. Einu ieškoti Hiriaus ir liksiu be žiūronų šiandien. Tai čia prie tos parduotuvės jau artėjant link stadiono, vis dar žmonės juda per tą alėją, yra pastatytas toks stendas. Aš tiesiog prie jį praėjau, net nepastebėjau, ką jie daro, pasirodo, kad jie čia parduoda alų ir pats neįtikėčiausias dalykas, kad pasitrauksiu gal nuo to, parodė, kaip atrodo. 2 alaus ir iškart gauni puodelius, į kuriuos gali perspilti ir neštis į stadioną. 2 alaus kainuoja 2 pigiau negu tiesiog perkant kavinėje arba šiek tiek pigiau negu perkant parduotuvėje. Gerai, keliaujam toliau. Mes jau labai artėjom link stadiono ir neįtikėtina, nes dauguma žmonių nešasi su savim tiesiog maišelį, kas sušių pasiėmė, kas gėrimų. Tiesiog sukurtos visos sąlygos, kad galėtum ateiti, jau nusipirki bilietą, tai gali ateiti ir patogiai pavalgyti, ką nori, bet ir viršai bus visa kaip infrastruktūra padaryta, kad pavalgyti skaniai. Man kaip įdomi patirtis. Ir čia yra padarytos vietos tiem, kas atsinešė savo gėrimus, tiesiog pasiimti plastikinius šitus puodelius popierinius ir persipilti savo gėrimus. Nu ką, jau viduje esam. Nerealu visiškai. Ta prasme, bilietas kainavo 15 eurų. Tai pats jau pigiausias. Bet vietos nerezervuotos, tai pasižiūrėsim, ką mes čia gavom. Ir man iš vis tiesiog pavadinimas Hirošimos Karpiai. Pats kiečiausias pavadinimas komandos. Ne tigrai, ne liūtai, ne banginiai. Karpiai, tiesiog Hirošimos Karpiai. Šiandien palaikom visi karpius. Visiškai nerealu, pažiūrėkit, iškart ėjus yra medicininė pagalba, tai jeigu kažkas nutiktų, iškart yra gultai,
pasiruošę žmonės padėti. Ir dabar galim truputį pažiūrėti. Šiaip kas čia yra, čia kažkokie suvenyrai. Tiesiog visas ratas eina tiesiog maisto, gėrimų ir užkandžių ir suvenyrų ir panašiai. Šiukšliadėžės. Ir kiek stadionas talpina? 32 000 žmonių. O dabar iki varžybų kiek laiko liko? 1,5 valandos. Okay. Ja, tai dar pustuštis stadionas. Pažiūrėk ledo. Ja, bet ant tiek konvenient, taip viskas apgalvota. Nu, ta prasme, jokios eilės nieko nebuvo, aišku, mes biškai anksčiau atėjom, bet, pavyzdžiui, tas pats ledas. Čia turbūt net nebūtinai gėrimam, čia labiau sveikatai, gal jeigu atsivėsim nori nešti. Ateina žmonės su savo tiesiog šaltkrepšiais, prisikrovę maisto, gėrimų, ledukų ir žino, kad čia praleis kokias 4, gal 5 net valandas. Nes beisbolo žaidimas, nu, pačios rungtynės daug ilgiau vyksta, negu mes esame pradėję, tarkim, krepšinio varžybos ten 2 valandas, o beisbolos kartais būna ir 5 ir 6 netgi valandas užsitęsia. Belen kaip įdomu. Tai aš spėjau, kad mes sėdėsim kažkur va ten viršuje, va ten. Atėjom ant legendinių laiptų, kuriuose valgo legendinius karpių makaronus. Tai yra nuo 1957, jie gamina va tokius makaronus. Vadinasi karpių udon. Tai mes visi dabar čia valgom legendinius karpių udonus. Pasirinkom su jautiena. Taste test. Neįtikėtina, kad leidžia savo maistą atsinešti, visi nešasi savo maistą ir vis tiek yra 10 000, nu, truputį mažiau kokie 20 maisto vagonėlių ir jiems visiems apsimoka čia būtų ir pardavinėti maistą. Vis tiek visi valgo. Labai keista, kad nėra picos, nėra hamburgerių, nėra kebabų, nėra karštos duonos, keptos duonos. Yra ramenai, yra dešrainiai, šiaip yra dešrainiai. Labai keista, kad yra dešrainiai. Dėl to mes ir turim vieną porciją makaronų, nes aš eisiu valgyti dešrainį. Aš irgi valgysiu dešrainį. Aš irgi noriu dešrainį. Bet čia šitas udon, karpinis udonas yra visiška legenda. Šito stadiono tiesiog labai norėjau paragauti. Bet jis be karpio, nėra karpinis. Nes man kai... Tiesiog tai vadinasi, karpų udon. Tu man prieš tai pasakei dieną, kad valgysim karpinį udon. Ir taip keistai nuskambėjo, kad su karpiu, tipo makaronai, bet ne, čia nieko bendro, su jautiena. Gerai. Gavom geras vietas, užsirezervavom, palikom savo daikčiuko. Tai atėjom arba labai anksti ir dar niekas neatėjo, arba šitose varžybose tiesiog nebus žmonių ir dėl to taip yra kaip yra. Bet go carbs! Visi sėdi, valgo makaronus. Kaip manai, čia nušvilpinės? Ne. Nu, labai įdomu. Aš negaliu, man neįtikėtina, aš sėdžiu ant šitų laiptų ir tiesiog taip keista, kad visi tiesiog sėdi ir šliurpia makaronus. Nes čia yra ta kultūra, kad makaronus galima šliurpti. Bet tiesiog, tiesiog įsivaizdavau, kad ten Žalgirio arenui ir ten tam Siemens arenai sėdėtų prieš varžybas ir visi tiesiog šliurptų makaronus. Ja. Aš vis tiek labiau kaip tos duonos žmogus, man atrodo. Gerai, reikia paragauti legendinį. Bandom. Tu palaikysi? Palaikysiu. Jau įmanoma valgyti? Žiauriai karštą pasipūs, tikrai. Tikrai skanu. Legendiniai. Kartu. Nusipirkom 2 dešrainius, bet juokingiausias dalykas, kad kiekvienos dešrelės temperatūrą tiesiog matuoja su termometru. Dešrelės, kurią gamina dešrainiui, temperatūrą matuoja su termometru. Mes esam tiesiog kulinariniam stebuklė. Nesu matęs dar taip tikrai. Vištiena taip, bet dešrelės. Arigato gozaimasu. Pardavėja ką tik atsitraukė nuo žmonių, paėmė servetėlę ir čia viską nuvalė, vidų nuvalė visą. Taip pat su ketčiupu padarė ir vėl grįžo prie klientų. Nu, ta prasme... Šiaip yra įdomus dalykas Japonijoje, kad kai žmonės klausia, ar patogu su vaikais keliauti į Japoniją, tai visose vietose, prekybos centruose, stotyse yra idealiai pritaikytos sąlygos tiesiog pasirūpinti savo vaiku. Tai tiesiog norėjau parodyti, kad net stadione tiesiog yra visiškai atskira patalpa, vėdinama visi, su užuolaidom, jeigu reikia.
Tiesiog gali visiškai pasirūpinti savim, savo vaiku, išsitraukti, pailsėti, susitvarkyti, viskas paruošta. Belenkaip juokinga, dabar liko minutė iki varžybų ir mes, šiaip mėgstam, kai einame visokias varžybas, apsirengti tos varžybos atributais kažkokiais. Ir dabar turim tos 2 rūbų komplektus ir taip nesinorėjo nieko raudono pirkti dėl to, nes tiesiog viską turėtume palikti. Ir galvom, taip neutraliai apsirengiam pilkai, tai tiesiog tokie praeisim ir pabūsim. Ir atsisėdę, pamatė priešininkus, kaip jie skanduoja ir kaip jie apsirengę, supratom, kad mes esam tiesiog tarp raudonų fanų apsirengę visiškai pilna pilka uniforma, o priešininkų spalva yra pilka. Ir dabar čia viskas, ką skanduojat, girdės, taip skanduoja priešininkai. Mūsų raudonieji vis dar tyli kažkodėl. Bet aš jaučiuosi tiesiog kaip šnipas įsipaišęs. Aš supratau, kodėl skanduoja. Žinok, čia nėra taip, kad visi vienu metu skanduoja. Čia yra taip, kai kas ginasi, tas ir skanduoja. Atvirkščiai tada, nes jie puola dabar. Tai kas puola, tas ir skanduoja tada. Ok, viskas, aš turiu eiti, mes turim gilintis į taisyklės. Mano pirmas beisbolo varžybos prasideda dabar. Labai smagu. Gerai, mūsų komanda smagiuos. Tai publika dabar mūsų gali skanduoti. Kai muša priešininkai, skanduoja tik tai priešininkai. Kai muša mes, skanduoja mes. Dabar pažiūrėjom, kaip publika reaguos, kad mes mušinėjom kamuolius. Išmušė kamuolį. Aš nemačiau. Išmušė kamuolį už tvaros ir tai reiškia iš karto taškas, nereikia pabėgti per visas bazes. Bet aš nemačiau. Prisimenat, sakiau, kad 7 kėlinio vidury mes kažką darysim su balionais. Mūsų komanda darys, tai dabar tai vyksta. Aš nežinau, neįsivaizduoju, bet visi turi balionus. Aš jau truputį gailiuosi, kad mes nenusipirkom, bet visi pasiruošę, nors dar liko nemažai laiko. Neliko laiko nemažai. Dabar. Wow. Žodžiu, mes 7 kėlinius pirmavom ir aš galvoju, kad mes čia esame prastose varžybos ir kad čia tiesiog net nėra mums konkurentai. Ir dabar likus vienam kėliniui, yra iš viso 9 kėliniai, mes esame 3-1 triuškinami. Karpiai pralaimi, blemba. Karpiai pralaimi, blemba. Bet liko vienas kėlinys. 9 kėliniai, įsivaizduojat, kiek mes čia laiko sėdim. 9 kėliniai, bet labai smagu. Pas mus jau prasidėjo karšta vasara. Bet koks iš tikrųjų karštis mūsų laukia vasarą, tai aš net negaliu įsivaizduoti. Nes pagal prekes, kurias aš matau, kurias čia parduoda, kad naudoti prieš karštį, tai aš nieko panašaus nesu mačiusi. Pavyzdžiui, darbuotojai, kurie dirba lauke, jie dirba su tokiom pripučiamom striukėm, į kurias pučia ventiliatorius, jos tokios išsipūtusios. Tiesiog visur kažkokios ledo priemonės parduodamas, kažkokie savaime šalantis daiktai, tiesiog viskas, kad apsaugotų nuo šalčio. Lygiai taip pat, kai atėjome į muziejų, ten buvo informacija, kad ten lauke vykstantis gidų, ten tie pasivaikščiojimai nevyksta Liepos ir rugpjūčio mėnesį dėl ten vasaros karščio. Tai aš tiesiog net nesu turbūt nieko panašaus patyrus, kas mūsų laukia. Bet šiandien mes grįžom į kitą Hirošimą.
iš didžiojo Hirošimos miesto į užmiestį. Ir einame toliau. Tai Hirošimai mes planavom pabūti vieną dieną, bet tiek atradom ten visko, ką norim pamatyti, kad grįžom tik šiandien. Tai aplankėm ir visus muziejus ir memorialus, kas buvo tikrai labai įdomu. Sukūrėm atskirą epizodą apie tai, dėl to daugiau turbūt ir neišsiplėsiu. Aplankėm beisbolo varžybas, kas buvo didelis tikslas apskritai pamatyti Japonijoje, kaip atrodo ta stipriausia sporto šaka ir jos palaikymas. Ir dabar turim naują tikslą. Tai šiandien pradedame eiti ir mums liko 374 km iki Kyoto. O mūsų sustojimas atrodys taip, kad nuo ten mes sėsim į autobusą ir važiuosim į vieną iš Japonijos salų, kur susitiksime su lietuviais. Su mumis susisiekė lietuvė moteris ir aplankysime ją gyvenančią Japonijoje. Tai dabar toks mūsų tikslas ir labai teigiamai nusiteikę. Pradedam savo 374 km etapą. Tai šiaip tokiose kelionėse labai svarbu nežiūrėti kaip į didelį, ten nežinau, kelių tūkstančių žygį. Reiktų žiūrėti kaip į kiekvienos dienos vieną mažą žygį. Kad iš vis pavyktų nueiti tokį atstumą, bet bent jau suskirsti tokiom dalim ir dabar turėti tokį mažesnį tikslą, iškart pasidaro daug lengviau. Tai Kyoto kita statelė. Einame toliau. Labai skanu. Konnichiwa. Konnichiwa. Hello. Arigato gozaimasu. Mano tiesiog visiškai mėgstamiausias patiekalas yra balandėliai, ką aš rinkčiaus valgyti tiesiog savo, nežinau, paskutiniai vakarieniai. Ir aš tiesiog ką tik parduotuvėje radau balandėlius. Aišku, aš mėgstu jas, kai jie būna su tokiu kalnų grietinės, bet, šitie tokie kaip vandenį. Pažiūrėkit, kaip gražiai dar surišti su kopūstu, su kaspinėliu. Bet va morkytė, viskas kaip priklauso. Dabar bus taste test. Čia vienas toksai man reikšmingiausių taste test. Aš tiek balandėlių suragavo skirtingų. Aš žinau šiaip, kad čia nėra lietuviškas patiekalas ir kad ten ir sakartvelę valgo balandėlius su vynuogių lapais, bet šitie tai grinai tokie kopūstų. Taste test. Net nežinau, su kuo iš tikrųjų jie. Tiesiog parašyta kopūstų rolai. Wow, ta prasme, tai buvau įsitikinus, kad man nepatiks, kad bus neskanu. Negaliu patikėti, belen kaip skanu. Su mėsa. Su mėsa tiesiog, gal vištiena. Visiškai tiesiog balandėliai trūksta tik kalno grietinės ir tiesiog valgyčiau kiekvieną dieną. Labai skanus. Skanaus. Ačiū.
Pabanai. Arigato gozaimasu. Aha. Sakė, praėjom pro jos namus. Eik tu savo. Nerealu visiškai. Šaltas dar. Medinis jau. Mamma mia. Antrą dieną. Fū, musės jau prie mūsų kaip prie šudakus sklando. Mes antrą dieną einam prie plus 30. Yra nežmoniškai karšta ir žinau, kad tai nėra dar maksimumas šitos kelionės, nes mes dabar turim tokius plus 30 kaip Lietuvoje plus 30. Nors šiaip daug dragniau, bet žinau, kad bus plus 30 feels like 40 ateityje. Žodžiu, bet žiauriausia tai, kad mūsų gėrimai visi, bet dabar turim čia toks kaip, kaip geliukas, taip pat. Jis tiesiog su vandeniu dar toks sumaišytas. Japoniški tokie gėrimai, tokios labai populiarios pakuotės. Tai su amino rūgštim ir panašiai. Ir su daug tiesiog energijos. Tai norėjau pasakyti, kad jie patys irgi karšti ir viskas tiesiog karšta, vanduo karštas, viskas karšta. Ai, ir mano veidas karštas, tiesiog Julius sakė, kad net dykumoje taip netrodžiau. Aš dvigubai daugiau SPF tepos negu dykumoje, čia yra dvigubai daugiau šešėlio kartais kai einam, bet čiumpa saulė tai tiesiog nenormaliai. Aš galvoju dėl asfalto, nes asfaltas, taip, ta prasme, taigi juodas yra ir viskas atsispindi, kyla tas karštis ir... tiesiog smogia nenormaliai. Tai, bet nieko, daug geriam vandens. Daug druskų, daug elektrolitų. Prakaituoju tiesiog, jaučiu, kad matosi, kad šlapia esu. Ja. Bet kažkaip mėgaujuos, nežinau, faina. Gali mano nugarą nufilmuoti? Jo. Na, įdomu pačiam, kaip jinai atrodo. Šiandien dar į kalną lipam, tai dar tas prisideda, bet mėgaujuos. Aš daug daugiau čia prakaituoju negu Dovilė. Nieko nesimato, nes čia viskas tiesiog šlapia, ne? Jo, tu juokauji. Ta prasme. Šią savaitę mes turėjome visas realias sąlygas išbandyti savo audimas drabužius. Tai nors mes juos jau išbandėme Amerikoje, mes ėjome su labai panašiais drabužiais, su tuo pačiu nuo saulės džemperiu ir su panašiais šortais, bet dabar turėjom tokį užtvirtinimą, nes 2 dienas iš eilės spigino saulė, kaitino, mes galėjom tiesiog gręžti savo drabužius nuo prakaito ir turėjome vieną pilną dieną tokio 100% lietaus, kur rūbus reikėjo džiovinti lietuje per naktį. Taigi švietė saulė ir nuo prakaito reikėjo išdžiovinti drabužius, jie išdžiuvo momentiškai. Ta prasme, tik atėjo vakaras, šiek tiek papūtė vėjas ir mes jau buvome sausi momentiškai,
Kai reikėjo po lietaus išdžiovinti drabužius per šlapę, šaltą naktį, jie išdžiuvo pakankamai, kad ryte mes vėl su tais pačiais drabužiais galėtume tęsti kelionę. Tai jeigu jūs šią vasarą planuojate žygius, jeigu jums reikia aprangos sportui ar laisvalaikio tiesiog kostiumėlio, aš labai kviečiu apsilankyti Audimas tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internetinėje parduotuvėje ir pasinaudoti mūsų nuolaidos kodu einu per, kuris jums suteiks 15% nuolaidą visoms nenukainotoms prekiams. Bet, pavyzdžiui, man per naktį tai visiškai neišdžiuvo kojinės tos apatinės, kur su pirščiukais. Niekas nedžiūna, bet man net neberūpėjau. Ne, neberūpė, tai tikrai. Tai dabar mūsų toks mes tą kelionę iki Kyoto, tuos beveik 400 km išdalinsim maždaug 3 dalis. 3 etapai laukia, jo, iki naujų batų. Ai, ne, atsiprašau, iki Kyoto. 3 etapai, pirmas etapas bato etapas. Jo, etapas batai. Tai išsisiuntėm batus į Tsukojamą miestelį. Tai tikiuosi, kad jie ateis ten iki kada mes būsim jau ten. Šiandien sekmadienis, o mes būsim ketvirtadienį. Ketvirtadienį, jo. Tai turim dabar nueiti apie 120 km per beveik 4 dienas. Tai po 30 km, kas mums jau yra įprasta. Bet per mažai akcentavai, Dieve, mes gausim naujus batus. Naujus batus, aš taip džiaugiuosi. Tai šiaip tai dėvisi. Tavo padą, kokie jau yra. Šiaip tai dėvisi ant asfalto. Čia turėjo būti. Nebūt taip pat. Čia matosi labai gerai, va, čia kur turi būti tokie va iškilimai, tai čia jau nieko absoliučiai nebėra tiesiog. Nors prieš atvykstant čia aš sakiau, kad aš būsiu tas žmogus, kuris tiesiog viską ragaus Japonijoje. Nebuvau tikra tik dėl arklio, bet galvojau, kad tiesiog viską valgysiu ir ragausiu. Nieko panašaus neįvyko. Aš tiesiog viskas, ką aš užsisakinėjau, tai yra arčiausiai vaikų meniu, tiesiog ką galima rasti. Šiandien tiesiog yra makaronai su jautiena, o Julius užima mano vietą ir tiesiog ragauja viską. Tai aš šiaip belenkaip žaviuosi, kad tu taip sugebi tą skanų mylą surizikuoti ir iškeis galbūt į neskanų. Taip pas Juliui yra su jaučio organais vidiniais, toksai pat patiekalas. Na, pažiūrėk. Kur man žiūrėt? Čia papačiu. Jie čia visur veisėsi, tu susitvarkyk greičiau. Oi, mat. Yeah. Traveling. How many would those things? I don't know. Casa. 大丈夫よ。ずっと歩くから心配で。Yeah. Ah, no. We are fine. Yeah. 気をつけてね。ありがとうございます。ありがとうございます。Sako, aš susirūpinęs.
Good morning. Teachers? 違う。あどこから来ました Okay. Where are you from? Lithuania. レトアニア。 Lithuania. どこかな We are walking うん。 Kagoshima, Hokkaido. 北海道。 Yeah, Hokkaido. 歩いて Yeah. 北海道。 Lithuania. レトアニア。 Where is school? スクール。 Where? スクール。 Kilometers. 2 kilometers. Okay. Okay. You school bus. No. Walk. This is school bus. Like school bus. You. Drivers. Belenkaip sunku. Žodžiu, labai sunku jau šiandien. Pabandžiau pasimti kamerą tuo metu, kai tiesiog jau net eiti kiekvieną žingsnį skauda, kad tiesiog truputį gal pasidalinti realesnę situaciją. Tai einam dabar kokias 6 dienas nuo Hirošimos ir šiandien prieisim savo viešbutį. O Dieve, kaip mes norim nusiprausti, kaip aš noriu pailsėti. Tai dabar 5 dienas iš eilės ėjom po 40 000 žingsnių vidutiniškai. Šiandien 6 diena. Iš viso buvo 26 km, liko 15 ir pasieksim viešbučio kambarį. Tiesiog. Šiandien tiesiog velkuosi, ta prasme tiesiog statau kojas. Įsijungus podcastą tiesiog bandau tik girdėti podcastą, negalvot, kas vyksta. Nes tiesiog, atsisako kūnas eiti viskas. O, geriausia dalis, kad šitą miestelio, kurį prieisim už 15 km pašte, laukia mūsų batai. Bet irgi toks pirmas mūsų siuntimas Japonijai, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai, kad bus atėję tie batai. O šiaip jo, taip širdie, tai viskas gerai. Fiziškai labai sunku, bet šiaip tai nežinau, tiesiog dėl tokių akimirkų viską ir darau, kad va taip nuslinkčiau tuos kilometrus šiandien ir tada trigubai pasimėgaučiau lovą. Klausat kartais, kaip mano koja, tai visiems tą patį atsakau, kad iki kelionės gal turbūt jinai nebepraeis, bet yra kažkoks sausgyslės mikroįplyšimas. Bet jau, žinokit, palyginus takus buvo, tai viskas gerai. Žodžiu, bėga tas laikas, nežinau, prieš savaitę, kai pradžioj šitą video kalbėjau, kad eisim pas lietuvius, važiuosim iš Kyoto, tai gali būt, kad nesigaus, nes tiesiog pamatėm, kad į 1,5 kelionę 4 valandas trunka. Nelabai mes spėjam. Stengiamės taupyti laiką, kiek įmanoma. Tai žodžiu, dabar nieks neaišku, bet norėjau tiesiog pasidalinti. Viskas gerai mums. Ai, ir Julius dabar toli, bet jeigu būtų arti, tai pasakytų, kad jeigu galite, tai paspauskit subscribe, pasidalinkit su draugais, pakomentuokit, kas jums patinka, kas nepatinka. Palinkėkit tiesiog mums sėkmės, nes labai smagu keliauti kartu.